Sveiki! Landžiau šioje mobilkoje, radau mašinos skelbimo saitą, visai tokį gerą, kur daug yra visokių karietų, bet aš savo pasirinkau atitinkantį pagal kainą ir kad man patiktų. Tuo jis atvažiuos, varysim apžiūrėti. Po to ir padarysim ir test drive'ą, ir įvertinsim ir kėbulą. Labai svarbu atkreipdėmėsi, ar mašiną parduoda nuosavas žmogus, nuosavą mašiną, ar jis yra tiesiog pirikupas, tada su tokiam žmogum reikia išvis kitaip šnekėti. Va ir atvažiuoja mūsų pasirinkta iš internetinio puslapio mašina. Štai, ką mes matome, lempos tik pakeistos. Atkreipiam dėmesį, kad lempos tik keistos, matosi, kad fara не родная, o pavarotnikas jau pagyvenęs. Tai reiškia, buvo kažkas su priekiu. Ką mes dar matom? Matom, kad yra atsiranda ržavčinos, nors ir nedidelės, bet atsiranda. Mes dar matom čia gero, kad mašina bumperis yra ant hamutų. Visur jų yra. Kur be pažiūrėti. Net užtat su originaliais letnikais ir nuliova guma. Dar ką mes čia galim pažiūrėti iš galo, kad yra kriukas. Labai geras dalykas kriukas. Galima kabinti visokias jachtas, tačiankės ir vežti visokias filmus. Nu va, доехали mes iki bagažniko. Čia matom, kad yra vietos реально дофига. Stovi kilovatnikas, subas ir kilovatnikas susilotas. Dar čia, конечно, yra запаска su Donkratu ir tepalų litras įdėtas. Огнетушителis, аварийный sustojimo ženklas. Все как надо. Ką mes matome po kapotu? Matom, kad salon pas mus pakankamai, nezamrzaikiai irgi yra, iš elektrinės dalies. Visos fiškės pajungtos, ksenonai kitaiski inkišti, предохранителis su buferiu galingas stovi. Ką čia? Gal čia nieko įdomaus, viskas švaru, viskas gražu. Atsisėjęs į mašiną, matom, kad baronkė pas mus pagyvenusi, kad jau čia, kad parašyta, kad čia 300 štukų bėgus, tai netikėkit, nes baronkė taip nugraužta negali būti. Dar mes turim nifigovą Pioneer mažoką, kuris lūpa solidžiai, su fleške, bluetoothu, radio, kompaktais, visas faršas. Dar šitoje mašinoje yra bardačiokas, kur kaip galim čia pastebėti, kad rankinėlę kažkas nulaužė, kažkaip vandalai važinėjo, darė bardačioką, matome, kad vietos jame pakankamai. Yra net подстаканниkai, kur inkišt galima arba stopkę, arba kokį poduką, все нормально, короче. Galim pradėti test drive'ą. Atsisėdom į mašiną, tai bandysim daryti test drive'ą. Kaip iš čia mums važiuos. Čigarinasi normaliai, raschodas 30 tik buvo. 100 nepasiekėm, nes įvažiuojam žedą. Visokių muhamorų pilnas Vilnius, nors ir sekmadienis. Opa. Tada bandysim numušt kainą. Va iš čia. Išpasim.
конечно, galėtų ir geriau. Ką čia padarysi? Ne pirmos jaunystės mašina. Tarmozina irgi gerai, nieko negaliu pasakyti. Ir Jokūbas sakė, kad tik pakeistos tarmozinai kolodki ir stabdžių diskai. Tarmozina gerai. Iš pakabos pakol kas jokių stuksenimų nėra. Įsibėgėjimas, конечно, не фонтан. Galėtų būti geriau. Bet dar neužčipuotas. Paimsim, užčipuosim, važiuos, lėktuvas bus. Karočią apžiūrėjom, patiko, biški yra smulkių defektų, su chamutais mes susiderinsim, bet aplamai patiko mašina, tai griebsim.